Stebuklingas tolumų medis. Enid Blyton. Iš anglų kalbos vertė Danguolė Žalytė. Leidykla Garnelis. Knygą skaito Vasilijus Košic. Pirmoji knyga Užburtas miškas. 10 skyrius Lokių mūšis. Auksakase 3 lokiai, mergaitės ir mėnulveidės iš trobelės išėjo į lauką. Keistai atrodė žydinčios rožės, apraizgusios namelio sienas, kai aplink driekėsi ledo ir sniego platybės. O kur ieškoti baltųjų lokių, paklausė Auksakase. Reikia eiti į tą pusę, kur saulė, paaiškino tėtis lokys. Betė su Fraja nustebusias pamatė, kad danguje šviečia ir saulė, ir mėnulis. Slysčiodami, čiuoždami ir kabinėdamėsi viens į kitą, visi nusekė paskui tėtį lokį. Buvo labai šalta, nosis ir kojų pirštai ėmė stingti. Staiga prieš save jie išvydo sniego namą, kurį Džo buvo pastatęs stebuklingajam seniui besmegeniui. O čia dabar kas, tarė tėtis lokys, reikia pažiūrėti. Bet nespėjus jiems prisiartinti prie sniego namo, iš jo išsispraudė didelis baltas pavydalas ir sustojo prieš ateivius. Tai buvo stebuklingasis senis besmegenis. Pamatęs 3 lokius ir jų palydovus, jis pradėjo rėkti vėjotų sniegingų balsų. Priešai, priešai, ei, lokiai, išvykit priešus. Mes ne priešai, suriko mėnulveidis, o Auksakase puolė į priekį, kad senis besmegenis pamatytų, kad ji tik maža mergytė. Bet mėnulveidis ją sustabdė. Seniu besmegeniu jis visiškai nepasitikėjo. Didelis storas senis besmegenis nerangiai pasilenkė, čiupo gniužulą sniego ir sviedė į Auksakasę. Ji pasilenkė ir sniego gniūžtė pataikė į lokiuką. Tarė šis ir iškart atsisėdo. Ir prasidėjo mūšis. Iš požemio išlindo baltieji lokiai ir atskubėjo padėti seniui besmegeniui. Pasipylė sniego gniūžčių kruša. Sniegas buvo kietas, o gniūžtės smūgis skaudus. Mergaitės bergždžiai rėkė, kad atvyko draugauti, o ne peštis. Niekas jų negirdėjo. Ir kova darėsi vis nuožmesnė. Dieve mano, žiopčiojo Betė, stengdamasi mėtyti taikliai. Tai siaubinga, šitaip mes niekada neišvaduosim Džo. Bet ką galėjai daryti, juk jei tave puola, turi gintis. O 3 lokiai, mergaitės ir mėnulveidės labai supyko, apmėtyti kietomis sniego gniūžtėmis. Tekšt, bum, dungst, pum, byrėjo sniego gniūžtės, atsitrenkusias į taikinį piktai ufsėjo baltieji lokiai ir ufsėjo rudieji. Klykė vaikai, spiegė mėnulveidės ir beprotis šokinėdamas, mėtydamas ir spardydamas sniegą. Didelis apskritas jo veidas buvo puikus taikinys, todėl vargšui mėnulveidžiui kliuvo smarkiau už kitus. Kaip manot, kur buvo Džo, kol vyko šis aršus mūšis? Ogi išgirdęs riksmus priešai, jis pasislėpė kažkokiam užkabariai, nusprendė į mūšį nesivelti. O kai tik baltieji lokiai išėjo ir paliko Džo vieną, ryžosi bėgti. Džo išlindo iš urvo, mūšis virte vyrė, todėl berniukas nesuprato, kad priešai iš tiesų yra jo draugai. Jei būtų supratęs, iškart būtų šokęs į kovą. Na ir triukšmauja, pamanė Džo, lyg su kokiais lokiais kariautų gorilos. Artin neisiu, nes gali mane suėsti. Bėgsiu į priešingą pusę, gal sutiksiu kokį padarą, kuris padės. Su baltu
vilnoniu paltu, panašus į mažą baltą lokiuką, Džo šliaužė per sniegą ir ledą ir niekas jo nepastebėjo. Nusprendęs, kad dingo, kovotojams iš akių leidosi bėgti. Lėkė kaip vėjas ir nemanė sustoti. Pakeliui nesutiko nieko, nei gyvos dvasios. Tiesa, ant ledo lyties drybsojo vienišas ruonis, bet ir jis niurktelėjo į vandenį pamatęs Džo. Staiga Džo pritrenktas sustoja ir išvertė akis. Jis pribėgo prie 3 lokių trobelės, stovinčios tarp ledynų. Jos sienos tebebuvo apraizgytos žydinčių ir svaigiai kvepinčių rožių. Aš sapnuoju, tarė savo Džo. Žinoma sapnuoju. Namelis apaugęs rožėmis, vidury sniegynų. Kągi, einu pažiūrėti, kas čia gyvena. Gal gausiu pavalgyti, o ir atsikvėpti ne pro šalį, nes esu alkanas ir pavargęs. Jis pasibeldė, niekas neatsiliepė. Tada atidarė duris, įėjo į vidų ir nustero. Trobelė buvo tuščia. Bet ant stalo stovėjo 3 dubenys su garuojančia avižinė koše. Vienas didelis, vienas vidutinis ir vienas mažas. Buvo tamsu, todėl Džo užsidegė žvakę ant stalo. Paskui atsisėdo į didžiausią kėdę, bet ji buvo per didelė. Tada persėdo į vidutinę kėdę, bet ši buvo taip užversta pagalvėlėmis, kad Džo nusprendė išbandyti mažiausią kėdutę. Ši tiko. Džo patogiai įsitaisė, deja buvo per sunkus ir kėdutė sulūžo. Jis žvilgtelėjo į košę, paragavo iš didžiausio dubens. Košė buvo per karšta ir nuplikino liežuvį. Košė vidutinėme dubinėje buvo per saldi, o mažame dubinėlėje buvo patita. Džo ją visą ir sukirto. Paskui jam ėmė lipti akis, todėl užsimanė pailsėti. Nuėjo į miegamąją ir atsigulė į didžiausią lovą. Bet ji buvo per didelė, todėl išbandė vidutinę. Ši buvo per minkšta ir viduryje įdubusi, todėl Džo pasirinko mažiausią lovelę. Čia buvo taip šilta ir jauku, kad jis kietai užmygo. Tuo metu sniego mūšis vyko toliau. Senis besmegenis buvo toks didelis, o baltieji lokiai tokie nuožmus, kad netrukus 3 lokiai, vaikai ir mėnulveidis, ėmė trauktis. Paskui prasidėjo pūga. Sniegą drėbė didžiuliais tumulais. Nieko nebegalėjai įžiūrėti. Lokiai, auksakasė, Betė, Franė, persigandęs sušuko mėnulveidis. Susiimkim už rankų ir laikykimės, nes po vieną paklysime pūgoje. Visi susiėmė už rankų. Vėjas pūtė sniegą tiesiai į veidus. Todėl jie nieko nematė. Susilenkę ėmė tolti nuo baltų lokių, o šie nutraukė mūšį ir bandė įžiūrėti, kur dingo priešai. Tylėkit, patarė mėnulveidis. Jei baltieji lokiai mus išgirs, gali paimti nelaisvę. Ar jie paklausys 3 lokių, neaišku. Sliukinam iš čia. Reikia susirasti pastogę, pasislėpti nuo pūgos. Visi buvo labai nelaimingi, sušalę, išsigandę ir sutrikę. Klipitavo per sniegą, tvirtai susikibę už rankų. Brydo ir brydo, kol staiga auksakasė papurtė mėnulveidžiui ranką ir parodė į priekį. Žiburys. Nustebusi tarė jie, visi sustoja. Čia mūsų namas, tikrai mūsų namas. Nustebęs ir nudžiugęs suspigo lokiukas. Bet kas viduje? Kas uždegė žvakę? Visi įsmeigė akis į apšviestą langą. Kas trobelėje? Negi stebuklingasis senis besmegenis ją rado. O gal į namelį susigrūdo baltieji lokiai? Kas viduje? Priešas ar draugas? Užavo vėjas.
ir siautė pūga. Jie visi vis stovėjo ir svarstė. Brr, sudrebėjo Mėnulio veidas. Peršalsim, jie ir toliau stipsosim sniege. Eime į vidų pažiūrėti. Tėtis Lokys atidarė duris, visi po vieną šmurkštelėjo į trobą ir baikščiai apžvelgė tuščią kambarį.